Sveiki tamstos. Šiandieną toks neeilinis review teminis apie vaikiškus daikčiukus. Pakankamai daug prisikopė, pas mane neįgimė kūdikis, tai dabar siunčiuosi naują, kaip sakant, temą siuntimui. Taigi, pradedam nuo šios pakuotės. Žaisliukas, barškutis. Nieko ypatingo, pilnos parduotuvės tokių, tačiau be abejo kainos Lietuvoje tai yra nežmoniškas pasidarymas. Ten už tokį šuduką gali sumokėti, nežinau, 5, 10 eurų, 15 eurų. Fantastinės kainos. O kaip bebūtų, manau, kad viskas iš tos pačios Kinijos keliauja, tai pasiema visus pinigus tiekėjai, perpardavinėtojai ir taip toliau. Taigi, alternatyva tikrai yra, prasiplovus, pasidezinfekavus, tas pats bus lygiai. Pagaminta viskas iš polisterio, manau, kad čia daugelis daiktų pas mus irgi taip pat. Taip. Barškus. Nieko ypatingo, kas faina, kad yra medinis. Tai skambaliukas. Taip, kas čia dar? Turim kepurę. Tokia pakankamai nemaža kepurė. Žiūrim, kaip jinai atrodo. Meškienas. Vėlgi kaina, sakau. Esminis dalykas yra kaina, dėl ko verta žiūrėti Kinijoje iš tos daiktus. Smagi, graži kepurėlė. Panašu, kad čia grina medvilnė. Nieko nėra daugiau. Normaliai. Tiks. Pakuotė, viskas tvarkingai. Žem toliau. Čia yra tokie peteliškės vaikiškos. Nežinau, taip atrodo, taip šiek tiek, kad turėtų spaust kaklą. Labai mažam kūdikiui. Čia turim. Na, čia aišku, mamų žaidimai su kūdikiais. Na, nežinau, aš savo nedėčiau turbūt. Kai man čia per daug atrodo, kad spausiu kaklą. Gal prasitampa, nežinau. Taigi, kas čia dar? Nu va, koks žaisliukas. Na, žodžiu, kaip tarybinės, aš atsimenu, tokios gyvatėlės buvo, tik čia aišku mažesnė. Bet medinis žaislas, viską, keli doleriai. Super. Tinka. Kas čia dabar? Čia tai. O Jėzu, koks didelis. Netelpa į kadrą net. Čia yra balionas. Nu, prisipūsiu šį tikrai. Atrodo labai prikolinai. Tai reiks linksminančių dujų gauti kažkur tai. Reiks pasižaisti. Čiotka. Tai būtinai prisipūst. Žiūrėjom toliau. Čia yra žvaigždutės kambario dekoracija. Jos pagrindė turėtų šviesti naktį. Dabar, aišku, mes čia pragulėjusios turbūt nelabai švies, bet anyway. Tai va, tai jos tipo suklijuoja ant lubų, ant sienos kažkur, tai ir jos naktį šviečia. Yra įdėta va dvipusė lipni juosta. Viena iš žvaigždutė. Nors ir nieko. Pasipuošt kambarį vaikišką visai gerai. Vieną pakuotę ištuštinom, važiuojam toliau. Taip. Čia yra termometras. Čia iš tikrųjų reikalingas daiktas. Be šitą niekur nesidėsi, jau iš tikrųjų panaudojau šį. Va, buvo 2 baterijos įdėtas pakuotė, va tokia dėžutė faina ateina kartu. Ir jisai veikia tiesiog labai greitai. Iš esmės jungiat, pridedat prie rankos
ir jums rodo iš karto temperatūrą. Viskas. Tai yra tam tikros vietos, kur žiūrėti reikia, o delnas pas mane iš jų daug šiltesnis buvo, ranka sugniaužta. Super. Viskas mygam veikia. Labai greitai iš tikrųjų pratestavau ir kaip ir temperatūra atitinka su visais standartiniais mūsų naudojimais. O vaikui patikrins 5 minutės pažastinę palaikys, tai tikrai. Taip, kad naudingas daiktas. Ir dar su temperatūra susijęs daikčiukas irgi labai prikolina. Čiulptukas. Atrodo, standartinis čiulptukas viską, bet ne visai. Op, gale matuot temperatūrą. Duodat vaikui, paspaudėt on ir jis matuoja temperatūrą. Dabar aš per mažai, aišku. Tai va. Ir iš karto vaikas užsiėmęs su čiulptuku, o jūs mato temperatūrą. Dar pakuoti instrukciją, aišku. Na, bet čia labai daug ko čia žinot nereikia, aišku. Nieko sudėtingo naudojimo čia nėra. Baterija, tai aišku, turbūt nežinau, kur statosi. Čia iš vis keičiasi jinai. Atsidaro. Statosi laikrodinė. Tai va, baterija. Žodžiu. Automatiškai turi išjungimą. Nusistato apie 60 sekundžių reikia duoti vaikui, bet čia, manau, ne problema. Praktiškai visą laiką gali žinoti vaiko temperatūrą. Matuoju nuo 32 iki 42 pagonė. Irgi pabandžiau šiandien, iš tikrųjų, irgi veikia. Matuoja ir rodo temperatūrą maželį. Taip, kas čia dar kepurėlė mažytė, panašu, kad pas man dar čia tų daiktų eis visą paškinę. Na, va, kepurėlė. Nu, ką, gerai, nu. Faina, minkšta, viską. Jėga. Prasta, gerečiukė. Taip, važiuojam toliau. Nu ką. Taip. Aha, čia jau didesnė kažkokia. O, kokia kepurė. Užšakės čia tai. Čia uždešimas yra, čia ne uždešimas, nes toksai guminis. Wow. Jinai tokia, nu, iš tikrųjų viduj stora labai tokia, nu, matosi vidinis sluoksnis labai stora. Tai tokia kaip pliušinio žaislo. Super. Sytės, kačiukas. Jėga, atrodo labai cool. Nerealiai. Super. Nu, šitas man patiko, labai patiko. Kišam atgal. Taigi, visų šitų daiktų iš tikrųjų pasižiūrėti, kiek jie tiksliai kainuoja. Dabar galėsit description'e įlysti. Linkus pasistengsiu visus surasti ir sudėti. Iš tikrųjų, kainos yra geros, palyginus su mūsų parduotuvėm. Nu, va, ir badžiukas. Nu, nieko ypatingo. Paprastas badžiukas. Bet už kelis dolerius tai yra žymiai geriau negu pirkti pas mus. Na, šitas buvo mane labai patiko, bet toks įsiūjimas, bet, nu, realiai medžiaga lygiai tas pas, kas pas mus parduodama. Vienintelis kas bijau, kad gali dažyti rūbus kitus, bet, na, pažiūrėsim, patestuosim. Tai va, tiek vaikiškų daiktų pas mus šiandien, visas kalnas ir jų dar eis daug. Taigi, laikinkit, subscribinkit kanalą, rašykit ir įdomus daiktai iš Kinijos ir ką dar pasižiūrėti. Taigi, iki greito!